Šį penktadienį pasirodys naujas savaitraščio Tėvynė numeris. Jame netrūksta nei įdomių istorijų, nei aktualių klausimų, kurie svarbus visam Panevėžio rajonui. Laikraščio puslapiuose skaitytojai atras pasakojimą apie Tiltagalių kultūros centro atgimimą. Seni baldai ilgus metus dūlėję apleistose patalpose šiandien virsta įspūdingais meno kūriniais, įkvėptais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos. Vietos bendruomenė kartu su menininkais parodė, kad seniems daiktams galima suteikti naują gyvenimą. Kitas straipsnis kviečia užsukti į Mėnulio akmens parką Leonardave. Buvusio dvaro teritorijoje jau beveik 2 dešimtmečius kuriamas unikalus meno parkas po atviru dangumi. Monumentalios granito, marmuro ir dolomito skulptūros ne tik puošia kraštovaizdį, bet ir pritraukia lankytojus iš visos Lietuvos bei užsienio. Tėvynėje rašoma ir apie švietimo iššūkius. Krekenavos gimnazijos kova dėl maitinimo atskleidžia, su kokiais sunkumais susiduria mokiniai ir jų tėvai. Mažos porcijos, ribotas pasirinkimas ir ilgos eilės verčia ieškoti sprendimų, o į diskusiją jau įsitraukia ir savivaldybės atstovai. Kita publikacija pristato Dembavietės istoriją. Mama pasipiktino darželio smalsutis pateiktų ilgų būtinų prekių sąrašų. Ar tikrai tėvai turi rūpintis visomis priemonėmis, kuriomis vėliau naudojasi visa grupė? Sveikatos temos taip pat svarbios. Laikraštis primena, kad Panevėžio rajone daugėja COVID-19 atvejų. Medikai ragina būti atsargesniems, laikytis higienos rekomendacijų ir nepamiršti skiepų, kurie saugo nuo sunkesnių ligos formų. Ir dar viena aktualija – aplinkosauga. Naujausiame numeryje rašoma apie atliekų rūšiavimą sodų bendrijose. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros padeda užfiksuoti pažeidėjus, o pirmosios baudos jau paskirtos. Tokiu būdu savivaldybė tikisi paskatinti gyventojus atsakingiau tvarkyti atliekas. Visa tai ir dar daugiau naujausiame Tėvynės numeryje, kuris pasieks skaitytojus rugsėjo 12-ąją.